Iš tiesų kalbėsime apie psichoaktyviąsias medžiagas nuo senovės, nuo senų laikų, įvairiose etinėse grupėse ir socialinėse bendruomenėse yra išsivystę tam tikri, sakykime, standartai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Europoje nuo senovės buvo vartojamas alkoholis, Azijoje opijus, kanapės, o Amerikoje kokainas arba kokos medžio lapai ir įvairūs haliucinogenai. Tačiau nuo 15 amžiaus, kai atstumai tarp žemynų sutrumpėjo, ryšium su keliautojų atsiradimu, tos grupės pradėjo maišytis. Anksčiau tai buvo vartojimas, vienintelis visų medžiagų vartojimo būdas buvo vartoti per oralį arba per burną, tačiau ilgainiui opijus buvo imtas rūkyti Azijoje, buvo atvežtas alkoholis į Ameriką, europiečiai pradėjo vartoti narkotikus. Alkoholį Europoje vartoja apie 90% suaugusiųjų žmonių. Apie 1/3 vyrų ir 1/10 moterų vartoja daugiau negu saugias alkoholio dozes, didesnės negu saugios alkoholio dozes. Ir nustatyta, kad apie 10–15% gyventojų, suaugusių gyventojų yra nuo alkoholio priklausomi. Nustatyta, kad potraukis, tolerancija ir adaptacija alkoholiui yra paveldimi. Tai yra ne vienas genas, tai yra genų grupė, kuris susiformuoja ir perduodama iš kartos į kartą. Taip, kad jeigu vienas iš tėvų turės potraukį arba priklausomybę alkoholiui, labai daug yra šansų, kad bus vaikams šitą genų kombinaciją perduodama. Priklausomybė alkoholiui glaudžiai susijusi su savižudišku elgesiu, depresija, nerimo sutrikimais, taip pat nelaimingais atsitikimais, autoįvykiais, autoavarijomis ir panašiai. Epidemiologinių tyrimų duomenimis apie 10% priklausomų arba piktnaudžiaujančių alkoholį žmonių per 4 metus tampa priklausomais nuo alkoholio. Alkoholis iš esmės yra slopinanti medžiaga, tačiau žmonės jį vartoja ne tam, kad slopintųsi, o žmonės jį vartoja linksmumui, euforijai, pakilumui. Tačiau viskas priklauso nuo dozių. Iš tiesų, mažos dozės veikdamos per opioidinius receptorius sukelia euforiją, sukelia linksmumą, sukelia pakilumą, lengvą bendravimą ir panašiai. Tačiau dozėms didėjant atsiranda slopinantis poveikis, slopinamos visos funkcijos, tarp jų ir gyvybinės funkcijos. Ir taip, reiškia, didėjant tolerancijai, žmogus nieko kito nejaučia, tik tai slopinimą. Tačiau vėlgi, kadangi alkoholis yra labai senai vartojamas Europoje, ypač Europoje, tai yra tradicinis gėrimas, tradiciniai gėrimai galima būtų pasakyti. Poveikis žmogui yra skirtingas. Poveikis žmogui priklauso tiek nuo individo arba individo savybių, tiek nuo, sakykime, jo neuromediatorių būsenos. Tai yra aktyvių mediatorių galvos ir nugaros smegenyse būsenos. Priklausomybės nuo alkoholio dažnis labiausiai priklauso nuo alkoholio suvartojimo toje teritorijoje. Kuo alkoholio suvartojimas yra didesnis vienoje ar kitoje teritorijoje, tuo priklausomybės alkoholiui vystosi dažniau ir jų skaičius yra didesnis. Ir atvirkščiai, jeigu tai yra kraštas, kuriame alkoholio vartojimo tradicijos yra žemos arba jo suvartojama nedaug, priklausomybės iš tikrųjų vystosi žymiai mažiau negu kitose kraštuose. Diagnozuojant priklausomybę alkoholiui vis dar remiamasi 2 kriterijais. Tai yra tolerancijos alkoholiui pakitimais, dažniausiai yra padidėjimas tolerancijos, ir ūminės abstinencijos sindromas, arba taip vadinamas pagirių sindromas. Vėlgi, dėl nuolatinių intoksikacijų ir abstinencijų žmogus iškrenta taip mes vadiname, iš socialinio gyvenimo. Jisai nebeturi nei laiko, nei jėgų kažkokiem kasdieniniam darbams namuose, darbe,
Jisai susiaurėja jo interesų spektras ir vėlgi labai dažnas dalykas yra, kad nukenčia šeima, žmogus praktiškai praranda šeimą arba praranda pasitikėjimą savo šeimoje ir be jokios abejonės teisėsauga. Vėlgi labai dažnai žmonės įsigudrina ir vairuoti išgėrę ir padaryti kažkokius tai nusikaltimus, dažniausiai netyčinius, bet vis tiek tai yra tas, ką žmogus jau nebekontroliuoja. Dėl komplikacijų. Iš tikrųjų yra kelios komplikacijos. Jeigu kalbėti medicinės komplikacijas, dažniausia komplikacija yra traukuliai. Tai yra epilepsiniai traukuliai, kurie kyla vėlgi dėl židinių susidarimo galvos smegenyse. Ir galima sakyti, kad yra socialinės kontraindikacijos arba socialinės komplikacijos, tai yra vėlgi dezadaptacija socialinė. Darbe, namuose žmogus nebesugeba atlikti tų pareigų, kurias jis atlikdavo iki priklausomybės, sakykime. Kalbant apie gydymą, yra iš tikrųjų daug gydymo metodų ir įvairiose priklausomybės nuo alkoholio stadijose gydymas yra skirtingas. Vienas iš gydymo metodų yra pasibjaurėjimo alkoholiui gydymas. Gydymas pasibjaurėjimu. Jau labai senai romėnų laikais į vyną buvo dedama voragyviai, varliagyviai ir visokie bjaurūs gyvūnai ir liepiama gerti tam žmogui, kad atgrasintų jį nuo gėrimo, nuo vyno. Lygiai taip pat ir dabar nuo 1948 metų yra vartojamas disulfiramas, tai yra praktiškai vienintelis preparatas reaguojantis alkoholiu, kurį vartojant vienokiu ar kitokiu būdu žmogus jaučiasi gerai, kol nepatenka į jo organizmą alkoholis. Patekus alkoholį į organizmą, disulfiramas reaguoja su alkoholiu ir įvyksta reakcijos tiek žmogaus galvos smegenyse, tiek disulfiramas kartu su alkoholiu veikia kardiotoksiškai, būna širdies, ypač širdies laidumo sutrikimai ir taip pat simptomai skrandžio ir žarnyno. Tai yra pykinimas, vėmimas ir panašiai. Taip pat galima išskirti vieną iš gydymo metodų, tai yra alkoholio poveikio sumažinimas. Tai yra nesenas gydymo būdas, tačiau pakankamai efektyvus. Yra sukurti vaistai, kurie veikia blokuodami opioidinius receptorius, tai yra blokuodami receptorius, kurie sukelia, kurių stimulacija sukelia linksmumą, euforiją, pasitenkinimą ir panašiai. Žmogui leidžiama gerti alkoholio, tačiau alkoholis jį neveikia taip, kaip įprastai veikia, o veikia priešingai. Dirglį, žmogus pasidaro dirglus, jam vystosi depresinė nuotaika, jam vystosi nerimas ir ilgainiui, vartodamas tos vaistus, jisai atsisako alkoholio, jeigu yra pakankama motyvacija. Toliau galima išskirti, jeigu kalbant apie gydymo metodus, galima išskirti ūmios abstinencijos gydymą, kai žmogui reikia atstatyti elektrolitų balansą, rūgščių šarmų balansą. Tokiu būdu yra naudojamas lašinės infuzijos, yra naudojami benzodiazepinai dažniausiai didelėmis dozėmis. Ūminė abstinencija trunka apie 5-7 dienas. Ir, sakykime, dar vienas metodas tai yra komplikacijų gydymo, psichozinių sutrikimų gydymo metodas. Tai yra, kai ūmios abstinencijos būsenai išsivysto psichoziniai sutrikimai, kaip klausos haliucinacijos, alkoholinės haliucinozės, regos haliucinacijos gali būti. Tokiais atvejais yra taikomas gydymas neuroleptikais, raminamaisiais ir be jokios abejonės ūminės abstinencijos visas gydymas yra irgi paremtas detoksikacija. Ta prasme, atstatymu elektrolitų balanso, šarmų rūgščių balanso ir panašiai. Labai svarbu yra psichoterapija.
Priklausomybė nuo alkoholio yra naudojama dažniausiai elgesio kognityvioji terapija. Labai veiksminga yra grupės, anoniminių alkoholikų grupės, Minnesotos vadinamoji programa, 12 žingsnių programa. Tai yra, kai iš tiesų žmonės, turintys vienodą sutrikimą, arba jų sutrikimas yra panašus, kartu renkasi ir jie sprendžia savo problemas vienas kitam padėdami. Taigi gydymas, vėlgi galima sakyti, yra kompleksinis, tiek farmakoterapija, tiek psichoterapija.